Laisvas dvasia. O kur viešpats dvasia, ten yra laisvė. Antras laiškas Korintiečiams, 3 skyrius, 17 eilutė. Skaitydami šią eilutę, dažniausiai galvojame apie polinkius ir apribojimus. Vis dėlto viešpats turi omeny dar daugiau, daug daugiau. Prieš keletą savaičių brolis XY pasakojo, jog yra gundomas seksualiai. Nors jo santuoka tikrai yra gera, išmėginimai ir mintis ėsti tokie stiprus, kad jis jau 2 naktis nebeužmiega. Aš galvoju, kad tai yra tiek per daug nenormalūs išbandymai, kuriuos visi mes vyrai patiriame. Šiame žaidime turėjo būti daugiau. Ar priešas panaudoja senas nuodėmes tam, kad kankintų? Ne, brolis myli Jėzų ir savo gyvenimą užtikrintai apvalė. Kilo man mintis, tada tai yra protėviai nuodėmes. Ir jaučiu, kad šventoji dvasia manyje tai patvirtino. Taip pat mes meldėmės trumpai ir aiškiai, viešpatie atleisti seksualinius protėvio nuodėmes. Atleisk, ir tada iškilo man visą eilę seksualinių nusižengimų ir nešvarumų. Po atleidimo maldos liepėme piktosioms dvasioms išnykti Jėzaus vardu, bei meldėme šventąją dvasią įsikurti bei dovanoti broliui ramybę. Kitą dieną mes susiskambinome ir jis buvo toks laimingas, kad pagaliau miegojo dangiškoje ramybėje. Nuostabi ta ramybė, kurią Dievas padovanojo. Vienas jaunuolis prieš porą dienų pasakojo, kad jis jaučiasi nuolat stebimas ir vakar tai buvo taip stipru, kad net durys girgždėjo ir jis girdėjo žingsnius. Nors jis buvo vienas namuose, jis kietas tipas, joks baimės trušėlis ar perdėtai fantazuojantis. Po poros klausimų man kilo mintis, kad čia kažkas kažkur užbūrė ir prakeikė ir dėl to kažkokia dvasia turi prieėję. Mes taip pat meldėme prakeikimo nuodėmes, atleidimo ir įsakymai galioms išnykti ir stoja ramybė. Taip tokia yra laisvė, kurią dovanoja Jėzus. Kur yra jo dvasia, ten ir laisvė. Jis apdovanoja bendruomenę savo dovanomis, su kuriamis ji gali stoti į kovą bei atvirai gintis nuo priešų. Mes turime ieškoti šių dovanų, jų melstis, jas priimti ir nedvėjojant jas panaudoti bei stebėti rezultatus. Tuomet tos dovanas galės augti, o ir bendruomenė augs. Tokia yra laisvė, kurią dovanoja šventoji dvasia. Pašlovintas tebūnie Jėzus Kristus, kuris taip brangiai mus išpirko, kad turime išganymą. Dėkoju Jėzau už tavo gerąją dvasią. Dėkoju, kad tu turi atsakymus į visus klausimus. Dėkoju, kad tu linki mums laisvės ir davai įrankių, kuriuos mes galime panaudoti, kad apsisaugotume nuo priešų. Tu esi geras mums. Amen.